Sveiki, kažkaip nesugebėjau nepraleisti progos patylėti ir patylėti, nepasakė savo nuomonės apie inauguracinę Gitano Nausėdos kalbą, tarkim, kurią čia pasakė praeitą savaitgalį. Ten viena buvo pastraipa apie lietuviškus teismus. Tai Nausėda pasakė taip, kad teismams vykdant teisingumą turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad profesionalumas, nepriklausomybės nekeltų nemažiausią abejonių, kiekvienas pasitikėtų jų priimtais sprendimais. Teisė turbūt lygiai visiems tai užtikrinti galima tik panaikinami privilegijas atskirom grupėms ir neleisdami reikalauti išskirtinės padėties savo, prisitinkant menamais išskirtinumais ir nuopelnais. Tai viskas tvarkoja, tarkim, ta prasme, kad visi mes puikiai žinome, kad Gitanui Nausėdui yra žinoma, jam yra perduota visi įrodymai apie tai, kad prokuratūra ir teismai klastoja bylos visiškai nekaltiem nieko dėtiems žmonėms, sodina juos į kalėjimus. Tai daroma masiškai. Pavyzdžiui, toj pačioj Garliavos pedofilijos byloj 8 metus kalėjime buvo laikomas toksai Raimundas Ivanauskas. Visiškai nieko dėtas aklas žmogus, kuris iš vis uodų nenuskriaudė, tarkim, tačiau nepaisant to, pagal tą visą mūsų mafijos suklastotas bylas, jis buvo 8 metus laikomas kalėjime. Kokie įrodymai šito Raimundo Ivanausko, kokio kalties įrodymai Raimundo Ivanausko? Kalties įrodymai tokio garsaus recidivisto Mindaugo Žalimo parodymai. Apie tai, kad neva Ivanauskas žinojo apie tai, kad Kedys ruošiasi kažką žudyti ir taip toliau. Bet nepranešė. Žalimas viską tą patį žinojo, tačiau jis atleistas nuo atsakomybės. Kaip šita byla sukonstruota? Aš pasikartosiu, tarkim, kad prokuratūra pakabina tokį banditėlį kaip Mindaugas Žalimas, kuris padaręs įvairią sunkų nusikaltimą ir turi keliauti pagal visą savo biografiją tiesiai į kalėjimą ilgiems metams. Tai šiuo atveju Mindaugas Žalimas buvo sumušęs Baltarusijos pilietį Revinskį vienam iš Vilniaus naktinių klubų. Nukentėjęs atpažino šitą Žalimą kaip tą, kuris įvedė į Rūsį, tarkim, jau. Tam nukentėjusiam žmogeliui tiek sudaužytas, kad kraujas, žodžiu, jis buvo komai, tarkim, kraujas buvo išsipylęs į smegenis. Vos išgyveno, tarkim. Tai, o kadangi Žalimas jau įsidėjęs daug metų už visokius ten plėšimus, ten atviras plėšimus ir kitus sunkius nusikaltimus, tai jam kelias tiesiogiai į kalėjimą. Ką daro prokuratūra? Kaip aš manau, jinai pasiūlo sandėrį Žalimui. Tu apkaltinsi nekaltus žmonės ten, kur mums reikia tose bylose Garliavos. Ta pati Raimundą Ivanauską, ten vieninteliai įrodymai apie tai, kad Kedys kažką žudė, o kad Ivanauskas jam padėjo, tai yra to pačio Žalimo parodymai. Žalimas, jam panaikinami kaltinimai, toj Baltarusijos sumušimo byloj, jam panaikinami kaltinimai, jis tampa liudininku ir taip ištraukiamas iš kalėjimo, tarkim. Už tai mainais duoda parodymus Kedžio ir Ivanausko byloj. Ten šneka visokias nesąmonės apie tai, kad ten Kedys jiems siūlė 1 milijoną litų, ten kažkaip ten prišneka tokių nesąmonių, kad, tarkim, kad juokinga darosi, ar ne? Dar visą tai teismai puikiai žino, tačiau nepaisant to, Ivanauskas 8 metams keliauja į kalėjimą. O teisėjo Frominavičiaus Violetos Naruševičienės Ūso, to pačio Drąsiaus Kedžio žudikai vaikšto tarp mūsų iš mūsų lietuviškų specialiųjų tarnybų ir jie iki šiol juokiasi. Tai ir teismai visą tai puikiai žino, kadangi tie įrodymai jiems yra pateikti. Nausėda visą tai puikiai žino, tačiau toliau šneka vapą kažkokias nesąmonės apie tai, kad teisėjai turi būti nepriklausomi ir jiem turime suteikti daugiau teisingumo jausmo. Turime ir, kai turėsime žmonėms suteikti daugiau teisingumo jausmo, tai piliečiai turės daugiau paskatų tikėti, pasitikėti ir ginti valstybę. Kartoju, šita istorija tragiška, nužudytas teisėjas, dar keli žmonės.
byla sufabrikuota nekaltiem žmonėm, kurie visiškai nieko blogo nepadarė, pasinaudojant tiesiog banditiškais metodais, apšnekant, apšmeižant, pasinaudojant žudiko, atsiprašau, ne žudiko, bet recidyvisto, kuris yra pats pakabintas ir duoda parodymus mainais už tai, kad būtų ištrauktas iš kalėjimo. Jis gali apkalbėti bet ką, kad tik išvengtų to savo bausmės ir tų ilgų metų kalėjime. Viską tai yra, kaip sakoma, все законно, ar ne? Nors visi žino, kad viskas yra suklastota. Ką daro Nausėda? Nausėda, kaip visuomet, šneka nesąmonės, kad teisėjų profesionalumas ir nepriklausomybės turi nekelti nė mažiausių abejonių. Nors jie turi toliau vykdyti teisingumą. Aš manau, kad šita pastaba Nausėda siunčia žinią šitam teismų visai teisiniai bendruomeniai, kad jiems nėra ko bijoti. Jie, Nausėda, nesikiš į tos visus dalykus, jisai toliau ten vaidins kažkokią tai prezidentą, kažkokią tai kariaus su rusais ir taip toliau. Tačiau šitai mafijai paliks ramybę, nes jis jos bijo ir nebandys kažko pakeisti, kad žmonės pradėtų pasitikėti teisingumu. Tai va toks mano pastebėjimas apie Gitano Nausėdos inauguracinę kalbą. Tiek žinių, ačiū.